Sveiki atvykę į šį vaizdo kanalą. Šis vaizdo kanalas Jėzaus širdis laukia jūsų dovanų ir dovanoja jums dangiškus meilės laiškus, kuriuos mums tada ir dabar siuntė mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir švenčiausiosios mergelės Marijos, kad galėtume tinkamai pasiruošti jo dangiškoms vestuvėms. Avinėlio Dievas. Šiandien Rumunijos Naujosios Jeruzalės šventajame vienuolyne pristatome Dievo žodį, pasakytą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, Dievo žodis apie Antikristą ir apokaliptinį žvėrį, antra dalis. Tekstų iš Dievo žodžio rinktinė šią temą, ištrauka iš Dievo žodžio iš muitininko ir fariziejaus sekmadienio 2023 metų, vasario 5 dėjai, aš esu čia aukščiau. Su šventųjų ir angelų draugija ir šiandien įdedu savo žodį į savo knygą ir ganau su juo, nes esu tėvo pasiuntinys, kaip ir prieš 2000 metų, ir dirbu savo naujų vardų, Dievo žodžiu. Kaip parašyta, yra sekmadienis ir aš turiu žodį įdėti į knygą šiandien. Jau pusę dienos ir aš kviečiu jūs pasitikti mane, imnus Dievo sūnus, kad turiu ganytojo žodį, turiu žodį sakyk. O budėkite su šventaisiais iš čia, iš viršaus, iš mano atėjimo žemės laikų pabaigoje, ir aš stebiu ištartą žodį. Tada žodis eina ir veikia, nes taip veikia Dievas. Pradžioje jis veikia, nes pradžioje buvo žodis, ir taip dabar, laikų pabaigoje, kai visi galai atsinaujins. O dabar išsipildė mano žodis dėl pasaulio atgimimo, žmogus viską sugadino ir savo darbus atidavė į šalį, o Dievą kūrėją, o bet kas gali ginčytis su Dievu ir nugalėti. Visi priešai, norintys būti dievais, praranda visą savo gyvenimą, nes jie yra akli ir neturi ko matyti už savo kūno proto žmogaus, atkritusio nuo Dievo dėl sugedimo, kilusio dėl žmogaus nepaklusnumo Dievui danguje, ir štai visi priešai. Nemato, o tik giriasi, tik į savo būklę, o tada, kai pamato Dievą, prisipildo visos gėdos ir mato, kad jų gyvenimo laikas sugriautas, o štai kodėl aš pasakiau tėvui 2000 metų. Prieš daugelį metų kovoje su Dievu, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Nuostabiai dirbau, kad Dievo darbai liktų užrašyti žemėje, nes dirbau taip, kad viskas, kas šlovina Dievą, būtų surašyta laiku. Kas sukūrė dangų ir žemę, pasaulį ir žmones? O ką aš tau galiu padaryti, žmogau, jei tu vis tai pamiršti, kad ir tu rastum ką pasakyti, kad tu taip pat manytum, kad esi pajėgus. Tada tu turi ką duoti, ką žinai ir ką gali. Ar tada galite naudoti savo kūrybą? Nieko tavęs neprašiau, išskyrus tai, kad stebiesi visais Dievo kūrėjo darbais ir leisi savo būti mažam ir gyveni savo gyvenimo laiką su nauda, tu gerbi Dievą kūrėją ir dėl to atsidavei svetimam dvasia, priešinga Dievui, dvasia, kuri įžengė į dangų ir pakeitė žmogaus mintis ir nukreipė žmogų nuo paklusnumo Dievui, ir nuo to laiko praėjo 7000 metų, tai tu toks esi, žmogau, ir tai tu darai, o štai kaip tu pakliūni į nežinę ir apsimeti žinantis, kad aš, viešpatie, prašau atgailauti už savo nežinojimo dienas. Negalite nugalėti Dievo, pasilenk. Prašau Dieve šito. Tu negali būti toks didelis, koks nori būti. Negali valdyti žemės ir savo bendraamžių, nes tu esi trumpalaikis ir neturi rojaus. Pabusk ir pabandyk suprasti, koks tu mažas ir bejėgis savo ir savo bendraamžiams. Aš mokau tave iš dangaus, iš savo buveinės ir sakau tau, klausyk manęs, o rumunų tauta? Tu ant kaktos 2000 metų turi krikščionio antspaudą. Šį sekmadienį Kristaus bažnyčios įsakyme parašyta pasirengimo įžengti į didžiojo pasninko pradžią. Mano prisikėlimo iš numirusiųjų šventė prieš 2000 metų, o dabar mano evangelija primena palyginimą apie muitininką ir fariziejų, o ir reikia prisiminti nuodėmių, padarytų protų ir po to darbų apvalymą. Veidmainystė, nuodėmė atimanti žmogų nuo Dievo, taip pat pirmasis pastatytas žmogus, kuris protu atkrito nuo Dievo. Aš klausau jūsų žodžio, rumunai, kad įeičiau į jūs. Jūs negalite to padaryti, stovėkite tik tikėjimu, kad aš esu šis žodis, kad per jį jūs šaukiu. Kad aš beldžiau, kad atsivertumėte man ir pasiimtumėte į mokymą iš dangaus, kuriuo duodu mokyti žmogų nenuodėmingumo, panašumo į jį. Su Dievu, vietoje tų, kurie buvo išstumti dėl veidmainiško žmogaus netikėjimo, net su jo pačiu, ne tik su tokiais kaip jis, todėl būkite mano išpažinėjai, rumunai. Štai atėjo laikas, mano sūnau, veidmainiai stovi virš tavęs ir pavaldo tau valdžios žodžiui, nes jie akli, bedieviški savo darbams, nors apsivilko piemens drabužį ir yra verti engti.
Kaimenė mano bažnyčia, o man skaudu, šie netikri ganytojai ruošia savo skausmą, nes mano ir jų persekiojamųjų skausmas ateina ant jų, nes aš matau ir girdžiu šį jų sukeltą skausmą. Kurį jau sakiau ir vėl sakau, bažnyčia suskils į dvi dalis ir aš duosiu tai padaryti ir kurstysiu šios pinigų ir bedieviško gyvenimo godusius piemenis, kurie naudojasi Dievo namais savo kaltėms, nes turi svetimą šeimininką, kuriam jie paklūsta ir daro. Dirbti prieš Dievą ir krikščionių kaimenę, bet kelkitės, rumunų tauta, ir sukurkite brolišką vienybę pergalingo tikėjimo kovai Dievo pusėje, ir aš, viešpats, atkreipsiu dėmesį ir išpildysiu jūsų tikėjimą, o kokia didinga yra rumunų tauta ir jos patepimas. Aš, nuo pat pradžių, kad būčiau mano tauta 2000 metų ir iki laikų pabaigos, ir per jo tikėjimą įvykdysiu didįjį stebuklą. Savo atėjimą su šventaisiais ir antikristo darbo išvarymą iš šios šventos žemės. Su visais su savo veidmainiškais tarnais visais būdais ir formomis, net prisidengdami piemenų drabužiais, nes čia jie antikristo piemenys, štai kaip jie turi įžūlumo daryti didelę žalą vardan bažnyčios ganytojų, bet persekiojant viešpatį jų veidmainystę, todėl aš atkreipsiu dėmesį į jų veidmainišką darbą ir sugėdinsiu juos, ir jie pralaimės, ir aš stovėsiu su savo darbais akis į akį su jais, o kad negalėčiau pralaimėti mūšio ir laimėsiu prieš tuos, kurie verkia laukdami manęs. Ateik, kad galėčiau, nes man laikas nugalėti, aš esu toks, koks esu, tegul to išmoksta tie, kurie pamiršta, kad aš esu, o kad jie ne, ir tai sakau tiems, kurie verkia laukdami viešpaties dėl veidmainių padarytos neteisybės, jūs, krikščionių kaimenės ištikimieji ganytojai man ir kaimeniai, palaukite. Aš ateinu teisti avių, kaip parašyta, tai yra slaptas likutis, saugomas iš malonės ir kurie nenulenkia kelių prieš antikristą ir laukia, kol pagunda praeis ir apgavikai pasirodys. Kad viešpats išeitų pergalingas, o tada krikščionių kaimenė pakiltų į šventumą mano atėjimui su šlovės diena amen, tai šios dienos pranešimo pabaiga, te laimina jūs Dievas ir tebūna arti jo švenčiausios širdies amen.